O Šventojoje lankosi išskirtinis svečias su savo kelionių nameliu ir pulku šunų. Čia apsistojo Gero ūpo dėdė, kuris anksčiau save pristatydavo Pupų dėde. Vyras apkeliavo daugybę šalių, viešėjo net Afganistane, kur apsimetęs vietinių išvengė talibų kulkų, tačiau sako, kad savas pajūris visada arčiau sielos. Galbūt iš pirmo žvilgsnio sunku atpažinti, kas čia toks išlipa iš savo kelioninio namelio, tačiau tai visiems puikiai žinomas Pupų dėdė, kuris dabar save pristato Gero ūpo dėdė. O atrodo jis taip, nes netrukus filmuosis filme apie kunigaikštį Gediminą ir atliks Lizdeikos vaidmenį, į kurį jau yra puikiai įsijautęs. Aš išaiškinsiu valdovę, ten, kur šitas kalnas stovi, tas, kur protėviai supylė. Pastatykit tvirtą pilį. Gero ūpo dėdė dabar vieši Šventojoje, čia jis lankosi jau 30 vasarą iš eilės. Ir nors yra apkeliavęs nemažai pasaulio, lietuviškas pajūris, sako, visada traukia sugrįžti. Yra liaudyje labai geras posakis. Savimarškiniai už svetimus kailinius brangesni. Aišku, aš ten kai važiavau, mačiau prabangą. Mačiau, kur už šunų vedžiojimą ten 200 eurų bauda. Benedormas, kur dangoraižių paplūdimys milijonierių, ypač Ispanijoje ten vaikščiojau ir kitur. Bet nieko nėra brangiau už tai, kas yra tavo. O įvertinti Lietuvą vyras tikrai turi kompetencijos. Jis šiuo nameliu apkeliavo 10 pasaulio šalių. Labiausiai atmintyje įstrigo viešnagė Afganistane. Gero ūpo dėdė, bijodamas, kad jo nenušautų talibanas, užsimaskavo. Per optinį tokį gilį pasižiūri, kas iš Europos Sąjungos ir gauni kulką į kaktą. O ką aš dariau? Užklijavau Europos Sąjungą pleistru, kad talibas per snaiperį nepamatytų ir paprašiau, kad man teatro rekvizitas pagamintų aktorinius rūbus. Tai va matot, barzda aktorinė, tikra, reiškia kirpyklos plakojos tinklelį, Kalašnikovo automatas ir talibo rūbai. Ir kada aš ten keliavau, tai visi sveikindavo savas. Nors išskirtinis keliautojas visada tiesiog trykšta pozityvumu, sako, būna šalių, kuriuose ir jam nuotaika sugenda. Nesižeisit, gerbiami rumūnai, ant manęs, jau tikrai. Jo, bet jeigu pulsit, matot, kokią šlastą turiu, aš asiginsiu. Tai jau vienu žodžiu. Kada aš sukausi Rumunijos sostinės žiedu, Bukarešto, aš niekur nemačiau ne vienoj sostinėje tiek šiukšlių. Nu tiesiog kalnai šiukšlių. Visose kelionėse vyrą lydi ištikimi jo draugai šuniukai. Alau, aš esu šuniukas, vardu Princas. Sveikinu jūs visus, gerbiami Lietuvos žmonės, ir linkiu jom pasisekimo. Nors šuniukai ir puikus palydovai, tačiau jie moteriškos šilumos neatstos. Pasakysiu tik tiek, nors jau ir metai bėga, nors jau mano barzda jau pasidabruota sidabru, bet širdį dar nesutema. Dar į grieko vertas moteris pagyvenusias pasidairau. Anksčiau Pupų dėdė save pristatydavęs vyras, dabar yra Gero ūpo dėdė, mat sako, nenorintis būti lyginamas su tarpukariu Lietuvą stebinusiu Pupų dėdė. O kadangi Gero ūpo jam netrūksta, tai toks pseudonimas ir prigijo. Aš duosiu patarimą. Jeigu jūs einate į krizę, kaip iš jos išeiti, kuo daugiau krizenti.